Nesaldus tortukas ir aštrus peilis. Į cukraus ieškojimo ekspediciją įsiruošę tortukas, grietinėlė ir bananas stovėjo ant juodai baltų virtuvės grindų. Kaip manote, į kurią pusę mums pasukti? Paklausė dairydamasi kairėn ir dešinėn grietinėlė. Siūlau mūsų ekspediciją perkelti ant stalo, tvirtai pasakė bananas. Galbūt ten rasime ką nors, kas pažinotų cukrų, o gal ir pačią cukrinę? Visi vienbalsiai sutiko ir produktai ėmė žygiuoti link kėdžių, pristumtų prie stalo. Taip jie pagaliau priėjo kėdes. Bananas lengvai užšoko ant pirmosios ir džentelmeniškai padavė ranką grietinėlei. Sunkiau sekėsi tik tortukui, kuris straksėjo, mėgindamas užsikabinti už kėdės kraštelio. Ir 1, 2, 3, op. Ir 1, 2, 3, op. Ir 1, 2, 3, op. Pagaliau užlipę ant stalo, produktai pamatė, kad kitame jo gale stovi indas. Ten galėtų slėptis cukrus, pasakė pirštu rodydamas į cukrinę bananas. Pirštais rodyti nemandagu, bet galime iki jo nueiti, sutiko grietinėlė. Jie pradėjo žirglioti mediniu virtuvės stalu. Staiga tortukas riktelėjo. Oi, draugai, kas ten toks guli ir blizga? Netoli cukrinės gulėjo peilis aštrūnas, atsukęs į produktus savo aštrebriaunę nugarėlę, kuri net blizgėjo, kokia aštri buvo. Stokite, kas jūs tokie? Pasitiko juos peilis, pats atsistodamas ant vienos kojos. Labadiena, mes esame produktai iš šaldytuvo, nusilenkė jiems tortukas ir gavo niuksą iš grietinėlės. Tortukas norėjo pasakyti, labas vidurnaktis, pataisė jį grietinėlė. Mes ieškome cukraus, bet nebūsite jį kur nors matęs? Mano darbas yra pjaustyti, o argi galima pjaustyti cukrų? Nepatenkintas perklausė aštrūnas. Jūsų tiesa, gerbiamasai, cukraus pjaustyti visiškai negalima. Kiek baimindamasis geležtės, sutiko su peiliu bananas. O ką jūs paprastai pjaustote? Perklausė jį tortukas. Peilis atrodė dar labiau įniršęs. Iš pasiutimo net nuleido savo aštrėją nugarą ant stalo ir įspaudė jame gilų rėžį. Paskui vėl atsistojo ant vienos kojos. Kai mane kas nors pamiršta ir palieka gulėti vieną, atskirtą nuo kitų stalo įrankių, aš galiu imti ir kam nors netyčia įpjauti. Tarkime tau, tarė žiūrėdamas į tortuką. Nelieskite tortuko, užriko ant jo grietinėlė. Jeigu paliesite, aš jums ausis nusuksiu. Ha, 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 ha. Prapliupo juoktis peilis. Tai, kad aš neturiu ausų. Vis tiek nusuksiu, pažadėjo grietinėlė. Geriau palydėtumėte mane link įrankių stalčiaus, atlyžo peilis ir atsuko į produktus savo neaštrėją nugarą. Vienas vaikščioti aš nemėgstu. Produktai pasitarė tarpusavyje ir nutarė palydėti peilį stalčiaus link, o tada grįžti atgal prie cukrinės. Bumt, 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 sudunksėjo jie, šokdami nuo stalo ant grindų. Suprantate, mane nuolat kur nors palieka vieną. Pakęsti negaliu, aiškino eidamas aštrūnas. Jau geriau būti vienam, negu nesaldžiam, atsidusėjo tortukas, vis dar kvepiantis maloniu Dr. Oetker vaniliniu cukrumi. Jeigu esi nesaldus, tau reikia cukraus, tarė peilis.
Taigi mes iš šaldytuvo specialiai dėl cukraus čia ir atsibeldėme, paaiškino situaciją bananas. Mat kaip, gaila, bet nepažįstu cukraus. Aš bendrauju tik su nebiriais produktais. Pavyzdžiui, galiu be vargo atriekti duonos, susmulkinti morkytes. Tai besišnekučiuodami, jie pagaliau priėjo spintelę. Jos viršukalnėje bolavo stalčius, kuriame gyveno Peilio Aštrūno giminaičiai. Mama, mama, šūktelėjo Peilis. Ach, tu nenaudėli. Kur visą naktį basteisi? Užriko Laibas balselis iš viršaus. Kur? Ant stalo, atsakė Aštrūnas. Jiedu dar kurį laiką pasišūkaliojo, tada Peilis skubiai atsisveikino su produktais ir kaip karatistas mikliai užlipo ant spintelės ir niurktelėjo pro pravirą stalčiaus kraštelį. Fu, na ir įrankis. Tiesiog su peiliu reikia elgtis labai atsargiai, nes gali ne iš piktos valios imti ir įpjauti, pasakė bananas.